Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video, taigi kol kas dabar darome apžvalgas šiek tiek rečiau, todėl kad iš tikrųjų nieko labai įdomaus rinkose nevyksta ir nesinori aptarinėti naujienų, kurios nėra svarbios, taigi nedarau kaip kiti kanalai, neaptariu visko iš eilės, kas nėra svarbu, taigi spausk subscribe, nieko nepraleiskite, nes visada informuosiu, kada bus svarbiausia informacija, apžvelgsime rinkas, kada jau po truputį rinkos situacija vėl gerės, vėl atgaus, vėl bullrunas atsigaus ir taip toliau, tai spausk subscribe, kad nieko nepraleistumėte. Jeigu esate nauji kanale, tada taip pat prisijungite į mūsų nemokamą grupę ir keliaujame tiesiai į analizę. Taigi pirmas dalykas, iš esmės absoliučiai nieko įdomaus nevyksta per šias kelias savaitės, matome, kad realiai buvo šioks toks pakilimas rinkoje, tai reiškia ir Bitcoinas kažkiek pakilo, matome, kad ir Ethereumas šiek tiek altcoinai pakilo, bet vis tiek dabar yra tokia kritinė riba, kada mes tiksliai nežinome, kad ar čia yra po truputį jau apsisukimas nuo žemumų, ar čia yra visgi tik aukštesnė žemuma ir keliausime dar žemiau. Iš tikrųjų gali būti ir taip, kol kas nėra aišku, nes situacija irgi pasaulyje irgi nėra kol kas aiški, vis dar tarifai tie yra ir uždedami, ir nuimami, ir Ukrainos karas irgi vis dar neaišku, kaip jisai pasibaigs, taigi labai daug neaiškumo vis dar yra rinkoje, taigi kol kas neaišku ir ar čia yra žemuma, ar čia yra toks kaip ir trumpas atsigavimas, pavyzdžiui, matome ir čionais ties Ethereumu, čia irgi galbūt išsiname šitą juostą, čia irgi galbūt atrodė žmonėm, kad tuo metu, kad čia jau tikrai bus žemuma, jau ir taip žiema ir jau keliausim viršų ir tada bam, toks nukritimas į apačią ir dabar vėl viena žalia žvakė dar nieko nereiškia ir panašiai realiai ir visoje altcoinų rinkoje irgi matome, kad mes nežinom, ar čia yra tik aukštesnė žemuma, ar iš tikrųjų jau prasidės pajudėjimas nuo žemumos. Tai šiandien aptarsime viską ir pasižiūrėsime, kokia yra situacija. Tai jeigu pasižiūrėsime kaip visada į indikaciją, kas vyksta pasaulyje, į akcijų rinką, kas įdomu, kad S&P pradėjo kristi smarkiai į apačią ir daryti didelę korekciją, nes matome, kad istoriškai S&P realiai jau kelis metus ėjo į viršų su minimaliomis korekcijomis, čia yra viena didesnių korekcijų ir matome, kad jis neatsigauna iš karto vėl kaip praeitus kartus, matome, kad ši korekcija greičiausiai bus ilgesnė ir tai indikuoja, kad ir kriptovaliutose korekcija bus galbūt daug ilgesnė nei visi tikisi. Bet kas yra įdomu, kad Nasdaq irgi šiek tiek atsigavo, tai irgi neaišku, ar čia bus pilnas atsigavimas į viršų, kas būtų gerai, ar čia irgi yra toks kaip aukštesnė žemuma ir keliausime vėl toliau į apačią. Tai iš esmės vien tik iš akcijų rinkos matosi, kokia yra situacija pasaulyje. Situacija yra tokia, kad dabar yra korekcija ir korekcija yra didesnė nei įprastai, kadangi taip pat kas vyksta dar Amerikoje svarbu, kad yra, kaip sakant, kaip žinote, Elon Muskas su Trumpu ir visų Doge departamentų arba Doge angliškai, tai jie ką daro, tai apkarpo, tai yra atleidžia daug nereikalingų darbuotojų ir taip toliau ir visą tai sumažina GDP Amerikos ir iš esmės visą tai šiek tiek gąsdina rinką ir dėl to viskas irgi šiek tiek gali važiuoti į apačią. Tai irgi yra su tuo dalyku, kadangi jie daug mažina, atleidžia daug darbuotojų, sustabdo nereikalingą pinigų leidimą iš vyriausybės, kuri leidžia labai daug, tai reiškia, kad tie pinigai irgi realiai šiek tiek pabėga kažkiek ir iš rinkų ir tiesiog žmonės labiau bijo recesijos. Tada tai tokie šie reikalai. Mes matome, kad pinigų rinkoje tikrai yra stablecoinais, matome, kad stablecoinai po truputį lėtai, bet užtikrintai juda į viršų ir USDC ir USDT, tai reiškia, kad pinigų yra, tiesiog žmonės dabar visiškai nepasitikė rinką ir bijo pirkti šiuo metu, tai tie pinigai neatsiranda rinkoje. Mes stebime dabar USDT dominance, gana dažnai per video matome, kad dabar vėl truputį važiuojame atgal, bet tolimesnė kryptis tikrai kol kas nėra aiški. Tai tokia situacija kol kas su pinigais, irgi kas yra svarbu, kad doleris dabar yra nukritęs, čia jau buvo raudona zona, kada jau yra viskas labai blogai, o dabar esame nukritę, tai reiškia toks vis tiek šioks toks atsigavimas lengvas kriptovaliutom, nes stiprus doleris irgi yra labai blogai.
Dabar doleris nukritęs į tokias saugias gana ribas, tai galbūt mums tai parodo, kad jau po truputį rinka galbūt ir atsigaus. Nemanau, kad bus dabar toks atsigavimas V formos, kai viskas nukrito ir bam iš karto pakils, bet tas atsigavimas po truputį jau galbūt ir prasidėjo. Tai dabar apžvelgiant svarbiausias makroekonomikos naujienas, tai šiandien bus FOMC centrinio bankų susirinkimas, tai žinote, kad tai yra labai svarbu ir ko tikimasi, tai akivaizdu, kad palūkanų mažinimo nebus, palūkanų mažinimo jau nukelti iki realiai pirmas vasarą ir tada dar po vasaros. Tai realiai irgi tokio laisvesnio kapitalo rinkose dar greitų metų tikrai nereiktų tikėtis. Matome, kad vis dar kol kas yra dabar visi prognozuoja, kad nieko įdomaus nebus ir tiesiog iš esmės irgi mes nežinom, kaip bus, bet greičiausiai, kad tęsis ta pati politika, tai reiškia nebus palūkanų mažinimo, toliau centrinis bankas šalins pinigus iš sistemos, iš ekonomikos, todėl kad jie vis dar gali tą daryti. Tai reiškia, infliacija jau truputį pradėjo mažėti, prieisim dar prie infliacijos, bet nedarbingumas irgi nekyla ir taip toliau, tai iš esmės reiškia, kad jie vis dar gali tęsti tą pačią politiką, kas tikrai nereiškia, kad tai padės rinkoms atsigauti. Ir tai galbūt reiškia, bus aiškiau po šiandienos susirinkimo, bet tai greičiausiai tiesiog reiškia, kad dar tas atsigavimas yra nustumamas dar toliau. Bet iš funding rates matome, kad jau labai seniai rinka yra nusiresetinus, tai reiškia, jau beveik nėra jokio leverage'o, labai mažai susidomėjimo dabar yra rinka. Tai irgi dažniausiai tai yra žemumų ženklas, tai reiškia, kad yra žemuma, matome, kad Ethereumo funding rates buvo net nuėję į minusą, šiek tiek kas yra tiesiog labai didelis rinkos atšalimas, tai labai tikėtina, kad sekantis žingsnis bus šioks toks įkaitimas, kada vėl atsigaus rinka, bet neaišku, kada jis bus. Tai irgi, kas labai svarbu, kad buvo infliacijos duomenys kovo ir jie išėjo žemiau, nes matome, kad prieš tai infliacija realiai ėjo į viršų ir dabar bam, išėjo žemesnė nei tikėtas ir galbūt tai reiškia, kad infliacija vėl dabar pradės judėti kryptingai į apačią. Kas reikštų, kad būtų vėl daugiau kapitalo, daugiau palūkanų mažinimų, nebebijotų žmonės infliacijos ir taip toliau, bet irgi tai yra tiesiog kol kas pradžia, tai iš esmės viskas taip atrodo lyg tokie pradiniai ženklai, kurie jau rodo, kad galbūt jau yra žemuma ir galbūt rinka po truputį apsisukinės į viršų, bet tai manau, kad tai vyks, mano dabartinė nuomonė, kad tai vyks gana lėtai. Tai matome, kad iš teigiamų naujienų doleris irgi krenta į apačią, infliacija irgi šiek tiek atšala, mažėja, kas yra gerai, pinigų tas išsiurbimas iš ekonomikos eina į pabaigą, nemanau, kad jis pasibaigs per šiuos susirinkimus, bet eina į pabaigą. Ir kas yra labai svarbu, tai kad bendra pinigų pasiūla pasaulyje kyla smarkiai, auksas kyla, tai irgi įdomus dalykai vyksta. Ir kad tas pinigų pakilimas, pinigų pasiūlos pakilimas pasaulyje, tai tikrai yra labai svarbus dalykas, nes tiesiog matome, kad prieš tai buvo nukritę pinigų pasiūla, tiesiog pasaulyje buvo mažiau pinigų ir bitkoinas irgi nusekė tą, o dabar pinigų pasiūla gana smarkiai kyla, tai yra ši mėlyna linija, tai irgi galbūt parodo, kad vis tiek dabar daug vyksta šito pinigų leidimo ir spausdinimo ir skolinimosi gynybai ir tie pinigai labai tikėtina, kad irgi galiausiai pasieks rinką, tai irgi labai bullish dalykas. Tai iš esmės, jeigu trumpai, atrodo, kad mes po truputį jaučiame tokius atsigavimo ženklus, nemanau, kad bus štai toks staigus atsigavimas, bet kas žino, bet manau, kad kol kas iš to, kas vyksta ekonomikoje ir taip toliau, atrodo, kad rinka po truputį atsigaus, bet greičiausiai tai dar nebus būtent šiuo artimuoju metu. Taigi tiek šiam video, spausk subscribe, nepraleisk jokių analizių, mes jau kaip matome tokias kaip ir vos ne jau šiokį tokį rinka mums šiek tiek sako, kad jau galbūt po truputį yra tokie labai ankstyviausi ženklai, kad rinka po to kažkada apsisuks vėliau ir pradės po truputį vėl trendinti kryptingai į viršų. Taigi tiek šiam video, nepraleisk jokių video, nepraleisk naujienų, kad suprastumėte, kas vyksta, kur eina rinka ir tiek šiam video ir susitiksime kituose.